Gerą antradienio rytą, kuomet už lango nors ir netaip šilta, kaip norėtųsi, bet nuostabi vasariškai žaliuojanti gamta, nuo šiandien esame skatinami ją puoselėti ir saugoti, nes Birželio 5 Tarptautinė aplinkos apsaugos diena. Ją paskelbė Jungtinių tautų generalinė asamblėja 1972 Birželio 5 Stokholme vykusios tarptautinės konferencijos skirtos globalinėms aplinkos problemoms spręsti atidarymo metu. 115 šalių ir tarptautinių organizacijų atstovai tuomet pareiškė, kad gamtos ištekliai, įvairios ekosistemos turi būti išsaugotos ateities kartoms. Taigi šios dienos tikslas priminti mums ne tik atsakomybę aplinkai, bet ir padėti ją pažinti, sužinoti, kaip gyventi kuo mažiau aplinką keičiant ir paveikiant. Šią dieną organizuojami įvairūs renginiai, tokie kaip medelių sodinimo, aplinkos tvarkymo akcijos, tad kiekvienas galime prisijungti. Be abejonės pasodintų medžių džiaugsis ne viena karta, o kad ir keli gėlių žiedai džiugins kiekvieną praeivį. Kągi laikas pažvelgti, ką mums parengė spauda. Verslo žinios rašo, pasaulio pramonės laukia radikalių pokyčių laikotarpis. Jeigu pusiausvyra keičiasi, vairą perima besivystančios šalys. Naujausiame rinkos tyrimų bendrovės KPMG tyrime teigiama, kad besivystančių šalių pramonininkai gerokai sparčiau nei jų konkurentai išsivysčiusiose šalyse didins apsukas inovacijų srityje. Tai lems ir konkurencinius pokyčius. Brangstant darbo jėgai Kinijoje, Indijoje ar Brazilijoje, vakarų šalių bendrovės pamažu grįžta namo, o vietos verslas bando didinti pelno maržą ir įsitvirtinti pridėtinės vertės sektoriuose, kad galėtų konkuruoti su išsivysčiusiu pasauliu. Dar prieš ketvirtadienį skambėsiantį Dalios Grybauskaitės metinį pranešimą apie padėtį Lietuvoje, šalies vidaus ir užsienio politiką, prezidentūra paskelbė statistiką apie prezidentės nuveiktus darbus. Per trečiuosius prezidentavimo metus Dalia Grybauskaitė esą pateikė 22 įstatymų projektus, iš 355 Seimo atsiųstų pasirašytų įstatymų vetavo 7. Per metus įvyko 21 jos vizitas į užsienį, birželį numatyti dar 3. Išsamiau apie prezidentės veiklą Respublika kalbasi su politologu profesoriumi Algiu Krupavičiumi. Vilniaus diena informuoja, jog jau kitą pavasarį duris turėtų atverti Sereikiškių parko pašonėje esantis daugiau nei 10-metį nebenaudojamas ir apleistas vasaros kavinės Rotonda pastatas. Buvusio vyriausiojo miesto architekto Gedimino Valiuškio suprojektuota ir pagal Renesanso laikų parko architektūros pastatų komponavimo principus 1956 metais pastatyta kavinė vienintelis toks architektūros pastatas Vilniuje. Taigi kaviniai žadama sukurti jaukų interjerą, joje veiks informacijos centras, vyks edukaciniai projektai. Birželio 9 Vilkaviškio kultūros centre prasidės 5. Paežerių dvaro festivalis, rašo Respublika. Kai pirmą kartą festivalis įvyko 2008-aisiais, vargiai ar kas galėjo patikėti, kad ši profesionalios klasikinės kamerinės muzikos šventė prigis, taps kasmečiu ir vienu svarbiausių renginių. Pianistės Eglės Trimaitinės ir smuikininko Aidos Trimaičio sumanytas renginys nestovi vietoje, perauga į tarptautinį. Skaitykite rašinyje nuo žėrinčių pasažų iki kabareto dainų. Poeto kunigo Jono Mačiulio Maironio, kurio 150-osios gimimo metinės šiemet minimos namai Kaune, atkurti taip, kaip jie atrodė jam gyvam esant. Lyg užeitume pas poetą į svečius. Jau žengiant per šių namų slenkstį veriamos duris braukia virš jų pakabintų kanklių stygas ir suskamba pagal poeto eiles Lietuva brangi parašyta Juozo Naujalio daina. Kanklis ir kitados iškart primindavo, kad įžengiama į Dainiaus namus ir nuteikdavo patriotiškiems pokalbiams. Taigi po Maironio namų kerteles skaitytoje šį kartą pavedžios Lietuvos žinios. Lietuvos ryto rašinyje Venesuela rengiasi iššūkiui rašoma, jog Liepos 2-8 dienomis Karakase vyksiantis olimpinis vyrų krepšinio atrankos turnyras taps išskirtiniu išbandymu ir šeimininkai Venesuelos rinktiniai ir tokio rango varžybų patirties neturintiems rengėjams. Kol kas daugiausiai kalbama apie nepalankes Venesuelai pirmojo etapo B grupės rungtynes su 2 galingomis Lietuvos ir Nigerijos rinktinėmis. Gavę tokias varžoves privalėsime rengtis varžyboms remdamiesi labiau mokslo žiniomis ir naujomis technologijomis, sakė Venesuelos krepšinio federacijos prezidentas Carmelo Cortezas. Po spaudos dar keletas kultūrinių aktualijų. Norėtųsi priminti, kad prasidėjus vasarai Vilniečiai ir vėl kiekvieną darbo dieną nuo 12 valandos pusvalandį kviečiami praleisti sostinės Stanislovo Moniuškos skverelyje, klausytis pietų muzikos gyvai. Kelintą vasarą inicijuojantis projektą Vilniaus mokytojų namų darbuotojai ragina per pietų pertrauką neskubėti į darbus, o pasiėmus lauknešėlį pasiklausyti tiek žymių, tiek pradedančių muzikantų ar vokalistų muzikos, kuris skambės be jokios fonogramos. Taigi toks
toks muzikinis vidurdienio pusvalandis išties puikus atokvėpis darbuose bei galimybė pasikrauti gerų emocijų būsimai veiklai. Vis netylant Eurovizijos dainų konkurso atgarsiam, šį vakar puikiai galimybė pamatyti ir išgirsti Donatą Montvydą Šventosios Kotrynos bažnyčios scenoje, kur vyks dainininko akustinis koncertas. Jei nors vienam pasaulio žmogui, skaitant ir mane, savo kūrybą teiksiu malonumo, tuomet norėčiau būti muzikos dalimi. Taip save pristato Donatas. Nuo Vilniaus festivalio lankytojai šį vakar Šventųjų Jonų bažnyčioje galės pasiklausyti koncerto dainuojanti Viduramžių Europa, kuriame pasirodys ansamblis iš Prancūzijos Venant Fortunat, savo koncertuose stebinantis subtiliomis senosios muzikos interpretacijomis. Tiek trumpai apie vakaro renginius ir šiandien atsisveikinu. Geros dienos, iki rytojaus.